Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausau. Labą dieną. Taip. Kaimynas skambina. Mūsų namo. O tai iš kur daugiau? O, taip. Klausykit, aš čia organizuoju kaimynų šventinę kūčių vakarienę. Tu, gal tu pašnekėk. Kas tai panuoja? Aš duosiu Leonui. Leoną. Kas tai? Na. Klausau, kas čia nutiko? Labas, a čia tu, Leonai? Nu, aš o ką? A gali kalbėt? Galiu. Organizuoju šventinę vakarienę per kūčias. Nu. Tai jie nori prisijungti su savo pagalba. Nu, nežinau. nežinau, nu kaip čia. Jeigu ateis vaikai. Girdėjau, kad lašišos neršia, o žuvies jų kūčiams reikia, ne? Nu. Tai va, eisiu į žvejybą. Reikia guminių batų, gal turi? Oi, ne. Iki jos mens, kad aukšti būtų. ne. Tinklo reikia mažiausiai 10 kvadratų. Taigi nieko neturi. Tinklo neturi? Ne. Jeigu tinklo nėra, gal žeberklą rastum? ne, baigim kalbą tada. Rimti dalykai, o tu nori kalbą baigti. Baigim kalbas tada, tai jisai kažkokie juokai. Tai neturi, sakai. Ne. Nieko, gal ką nors Vicką iš kitos laiptinės suvairuos, anas tai užkietėjęs žvejys pagelbės. Nu, gal kažką aš tai nežinau, aš nežvejys, tokių dalykų neturi. Gerai, iš daiktų tiek. Ruoškis, 5 ryto išvažiuojam. Na, važiuokit. Spėsi susiruošti? Ne, aš tai nevažiuosiu. Kaip tai nevažiuosi? Nieko nevažiuosiu, jūs važiuokite. Taigi aš važiuoju, Vicką ir tu. Nu, sėkmės. Aha, o kūčiam žuvies tai norėsi? Na, aš žuvies nevalgau. Tai gal žmona norės? Na, nevalgau. Kol aš žvejosiu, tu su prožektorium šviesti turėsi. Tu galvoji su žeberklu lengva žvejot tamsoj? Nu ir sėkmingai važiuokit.